Taigi, sveiki, mėlyjeji, su jumis aš Artūras ir Trading Inkubatorius. Kaip ir kiekvieną sekmadienį, šį kartą vos porą porų išsirinkot, iš tikrųjų labai neaktyviai, gal ir gerai, nes išsirinkot labai geras poras. Tai bent jau vieną porą, tai Australą, New Zealandą tikrai išrinkot man labai įdomią. Andrius buvo parašęs apie Eurą, Australą, irgi labai įdomi pora, bet apie ją šiandien nekalbėsiu. Tada paliksiu Andriui ir Aidui spręs, nes jie pas mus buvo grįžę vienas iš Airijos, kitas iš Anglijos, buvo beveik mėnesį laiko, iš tikrųjų tikrai praleidom labai įdomų ir gerą laiką. Aidas jau tada turėjo pardavęs tą porą, labai įdomu, kaip jis ją buvo išmenedžinęs, tiesiog labai įdomu, tai jis man niekada neparašė, gal kada parašys. Tai dar priminsiu prieš tai mūsų žiūrėtas poras, tai buvo svaras ir Japonijos jena. Šitoj situacijoje aš pasikartosiu, nieko nekeisiu ir liksiu toj pačioj nuomonėje, tol kol kaina yra virš 200 moving average, tol niekas ją pačią neis. Ir jeigu kažkas tai turi kažkokias tai iliuzijas, kad kažkur tai kažkas eis, tai visų pirma turėtų tą dalyką pagrįsti vienokiais arba kitokiais dalykais. Ir ši čia kaina yra virš 200 moving average ir tol kol jinai yra virš 200 moving average, tol jinai čia ir bus, iki tol, kol jinai čia neprasimuš. Vat jeigu jinai prasimuš per 200 ir eis į apačią, vat tada aš suprasiu, kad galbūt kažkas tai nori eiti į apačią. Bet kad nueiti į apačią, iš tikrųjų reikėtų mums tokiems varguoliams su ten keliolika ar su keliasdešimt ar su keliais tūkstančiais pabandyti išparduoti tokio dydžio žvakę. Šitą žvakę suformavo tikrai ne mūsų varguoliški pinigai, šitą žvakę suformavo didieji pinigai, tai yra didžiuosius pinigus valdo bankai, tai Forex tai yra tarpbankinė prekyba ir tol, kol šita žvakė egzistuoja, tol šiti visi pardavėjai yra tik tais iliuzija, yra tik tais kažkas, ką mes galim kartais įsivaizduoti arba kažką tas, ką mes kažką galim norėti arba tiesiog tai yra ne mums ir ne mūsų nosė tokie pinigai. Reiškia, jeigu atėjo pinigų kiekis, o jisai iš čia atėjo, tai yra faktas, tai nėra kažkas tai susimastyta, ne, tai yra faktas, nes jau žvakė yra po fakto, yra uždaryta žvakė. Tai jeigu šitas kiekis pinigų yra įmestas, reiškia, viskas, kas vyksta šitam kiekį, yra tik tai šitos energijos korekcija. Nes kad tai nebūtų korekcija, kad tai būtų pagrindinis impulsas, tai turėtų šitą kainą ateiti šičia į apačią, kad aš suprasčiau, kad iš tikrųjų pradėjau dominuoti pardavėjai. Kol dominuoja pirkėjai, tol pardavėjai šitoje vietoje neveikia. Dieniniam grafike mes esam virš 200 moving average ir tol, kol mes esam minimaliai virš jo, iš tikrųjų, tol apskritai čia negali būti jokių pardavėjų. Vat jeigu kaina nors kartą čia užsidarytų, vat kai buvo, tarkim, užsidarius šičia, ne, bet čia pažiūrėkit, kaip jinai čia išrovė. Čia jinai išrovė su 100% price actionu šitoje vietoje, ne, tai buvo gapas, buvo teigiama ir buvo neigiama žvakė, ne, šitose vietose. Tai pažiūrėkit, čia suveikė 100% price actionas tokioje vietoje. Tai greičiausia šita vieta yra kaip manipulacija, ne, šičia tiesiog kažkas tai turėjo užsipildyti tam tikras pozicijas. Šitoj vietoje kol kas iš tikrųjų niekas nieko nepardavinėja. Tol, kol kaina yra virš 200, tol kaina eis į viršų. Jeigu jinai eis į apačią, ir jinai pramuš 200. Ir tai neaišku, kiek ilgai čia jinai eis į tą apačią, nes kaip ir minėjau, prieš tai yra labai stiprus didelis mėnesinis grafikas. Toliau turėjom iš tikrųjų praeitą kartą Eurą New Zealand, Eurą svarą, kuris buvo ties 8400, jisai čia ir išliko, tai pakankamai aiškiai buvom numatę šitą situaciją ir mes ją pasinaudojom, tai niekas čia į šitą pusę neina. Vėlgi, čia lygiai taip pat buvo mėnesiniam grafike įmestas kiekis pinigų ir jį įmetė tikrai ne mūsų varguoliški pinigai, įmetė kažkas, kas turi labai didelius pinigus, o didelius pinigus turi tik tais bankai. Va, pažiūrėkit, kaip čia jie padarė šitoje vietoje. Ar kas nors gali pasiginčyti iš tikrųjų, ant kiek šita vieta yra stipri, jinai yra beprotiškai stipri. Ir jeigu ją uždarys, viskas bus aišku su šita pora. Jeigu jos neuždarys, greičiausiai kaina ir toliau važiuos kažkur tai šičia į apačią. Jei kažkas tai prasimuš pro 8,4, tikrai eisim su ta pora į
short pozicijas. Australas USD buvo praeitą savaitę irgi paimtas, tai aš minėjau, kad kol virš šitų vietų jisai yra viduj, tai yra inside, yra virš 2 ir virš 3 moving average, tai jeigu jisai juos prasimuša aukštesnė viršūnė negu buvo prieš tai, jis greičiausiai važiuos į viršų. Viskas, kas vyksta į priešingą pusę, yra tik tais korekcija. Korekcijose aš nedirbu, dėžėse tuo labiau ir šitoje vietoje nieko negaliu padėti ir nieko negaliu paaiškinti. Australas ir Naujoji Zelandija, gal aš įjungsiu jį šitam grafike. Australas ir Naujoji Zelandija, tai šita pora iš tikrųjų turi ir turės mano gyvenime pakankamai didelę istoriją. Dėl to, kad aš labai norėčiau, gaila, kad Vitalijų šitos poros nepaminėjau, labai Vitalijau gaila, kad jos nepaminėjai po Vilnių, nes aš labai gerai atsimenu, kai tu buvai grįžęs į Lietuvą ir kai mudu kalbėjomės būtent apie šitą porą. Mudu kalbėjomės tada, kada dar šita pora buvo kažkur va šitoje vietoje, šičia man atrodo jinai buvo. O gal ne, jinai gal kažkur va čia buvo septemberį, tu man atrodo buvai grįžęs. Ir mes kalbėjom, aš pasakojau apie tai, kad aš iš tikrųjų šitoje poroje matau tik tais pirkimus ir daugiau nieko. Ir tol, kol čia dominuos pirkėjai, tol aš čia pirksiu ir tą dariau. Ir labai gaila, kad tą padariau labai nesėkmingai. Tai iš tikrųjų tai buvo mano tokia vienintelė pora per paskutinius kokius 5 metus, kur iš tikrųjų aš turėjau su ją labai daug reikalų. Čia pas mus biure visi žinojom, ką aš čia turiu ir ką aš čia darau. Ir aš kartais būna psichologiškai sunku atlaikyti iš tikrųjų tai, ką tu prognozuoji, tai, ką tu bandai pasakyti. Ir aš kiekvieną pirmadienį sakydavau, kad šitai porai aš ieškau tik tais pirkimų ir dar kartą pirkimų. Aš buvau prisipirkęs pirmą kartą jos čia turėjau užfiksavęs ir pahedžinės nuostolius. Šitoj vietoj buvau vienus nuostolis išsitaisęs, čia buvo prezidentinė naktis ir šičia kažkur buvau dar prisipirkęs. Toliau šitie mano pirkimai buvo vėl pahedžinti kažkur šičia, paskui šičia nebuvo daryta nieko, paskui čia kažkas buvo vėl daryta šitoj vietoj. Nuimti tam vieni hedžai ir dar buvo net pirkta, man atrodo, ir tik paskui šitoj vietoj aš labai stipriai palūžau. Čia buvo praėję maždaug 3,5 mėnesio, aš nesu geležinis ir paklydau ir paslydau iš tikrųjų ant tų paprastų elementarių marketo taisyklių. Aš dažniausiai tai stengiuosi jų laikytis ir aš jų beveik visą laiką laikausi. Šį kartą nutiko taip, kad aš tiesiog psichologiškai mane išmušė ir ištempė. Ir dar vienas žmogus yra rašęs, mums labai fainas bičas, kuris išsakė savo nuomonę vienam laiške, man labai patiko, kad jūs, Artūrai, matosi, kad jūs laikot nuostolingas pozicijas, tai aš dabar nepamenu jūsų vardo, tai šita pozicija mano ir buvo laikoma iš tikrųjų ir jų buvo nemažai laikoma šitų pozicijų. Ir aš tada jums minėjau, kad aš žinau, ką darau ir esu tokių situacijų matęs. Ir buvo taip, kad aš tiesiog palūžau, ne? Ir aš palūžau ant šitos žvakės, aš palūžau šitą diena buvo paskutinė mėnesio diena, pamenu, aš atvažiavau į darbą. Buvo pakankamai sudėtingas tas visas procesas ir momentas, nes buvo šičia labai didelė jėga į apačią. Šita buvo maniau suspausti pirkėjai, šičia pardavėjai dar sykį pademonstravo jėgą ir šitas tęstinumas, kuris buvo, nors jo nebuvo žemiau šitų apačių, ko aš labiausia laikiausi, tu atversiu mėnesinį grafiką, parodysiu, apie ką aš kalbu. Šitoj žvakiai aš padariau esminę klaidą, aš nesilaikiau tos taisyklės ir aš tiesiog uždariau pozicijas, visas pozicijas uždariau nuostolingas, kurios buvo dar šitai žvakiai neužsidarius. Valandiniam grafike tai atrodė tiesiog, kad mane nešioja ir mane nešioja per kaminą. Šitoj vietoje aš jums parodysiu, kaip atrodė visas vaizdas. Tai jisai atrodė būtent va šitaip. Oi, nemeluoju, jisai atrodė ne šitaip. Jisai atrodė va šitai, pažiūrėkit. Aš nežinau, kiek psichologiškai atlaikytų kiekvienas žmogus, aš neatlaikiau, aš dažniausiai atlaikau tokias situacijas, bet tai buvo 3,5 mėnesių treidas ir man iš tikrųjų jisai labai daug kainavo visko ir nervų ir visko, aš apie jį daug kalbėjau, apie jį daug buvo šnekėta, kiekvieną pirmadienį apie jį buvo diskutuojama, kalbama buvo apie jį per video. Ir šičia, pažiūrėkit, jisai ėjo kaip jisai šitoj vietoje ėjo ir aš tiesiog nebeatlaikiau ir po tokių jėgų aš jį tiesiog šičia uždariau ir pačiam gale dienos jisai štai ką padarė. Jisai išpaišė šitą, jisai išpaišė dieniniam grafike tiesiog pimbarą ir jisai paleido kasas ir važiuoja dabar tais visas į viršų.
psichologiškai prisipirkti kažkur šitose vietose jau man buvo labai labai sunku, nes aš jau buvau patyręs tam tikrą šoką šitoje vietoje, ne? Ir šičia iš tikrųjų buvo tikrai sudėtingas momentas. Tai esminis man dalykas šitoj poroje iš tikrųjų yra tas, ir buvo va šitos dvi žvakės. 2 mėnesiai, va tokie patys 2 mėnesiai, aš jums galiu parodyti, jie, tarkim, yra, ir va, tai va čia yra 1 mėnesis, va, ne, va, 1 mėnesis, arba, tarkim, paimtumėm savaitinę žvakę. Va, tai šitos va dvi, tarkim, svarų ienos, 2 žvakės, iš tikrųjų, jos diktuoja visas sąlygas. Jeigu kažkas užsidarys po jom, tik tada aš tikėsiu, kad šita pora gali kažkiek bandyti, tarkim, krist. Tol, kol taip nenutiko, o tarkim, taip nenutiko ir šitam Australas, New Zealandas poroje, tai yra va šitos 2 žvakės. Dabar jau mes vaizdą matom tokį, iš pradžių matėm tik tais tokį ir tokį, viskas buvo dirbama šitų žvakių viduj. Savaitiniam grafike galva pečiai, mėnesiniam galva pečiai, dieniniam galva pečiai, visur iš tikrųjų realiai kartuosi tas pats variantas. Ir dabar esu čia su nedideliais įėjęs, tiesiog beveik tose pačiose vietose, jau biškiai aukščiau negu įėjęs buvau prieš tai aš buvau įėjęs kažkur va šičia mano buvo sandoriai, dabar tai dar aukščiau, iš tikrųjų esu prisipirkęs, bet čia tik dėl to, kad pamačiau, kad čia spaudžia tuos pardavėjus, kad ir kaip įmanoma juos vis tiek spaudžia. Tai ilgoji perspektyvoje, šitoj poroje aš jau esu minėjęs labai daug kartų, kad aš ilgoji perspektyvoje tikiuosi jos kilimu. Kad ir kas čia bebūtų, kad ir kas čia benutiktų, tol kol techniškai šita pora veikia, aš tikiuosi pirkimo. Jeigu kažkur man jinai išpaišys mėnesius arba savaitės, kurios trumpuoju laikotarpiu arba vidutiniu laikotarpiu man sustabdytų tą nuomonę, aš iš karto pasakyčiau, kad man sustabdė, tarkim, tą nuomonę, kaip ir su eurais, kaip ir buvo su eurų svaru, su eurų ten ta pačia iena, su dar kažkuo, tai taip. Tai aš dieniniam grafike iš tikrųjų bandyti reikia ieškoti, kurį prisipirkti, man atrodo, nes jisai iš esmės uždarimai jo yra šičia ir jau jie yra uždarę beveik visus spyglius, uždarimus aš jau nekalbu, yra uždarę visus, tai pilnai kūnų yra paimti uždarimai ir jeigu toliau matysim, kad kažkas tai važiuoja viršų, aišku, dabar labai natūraliai jinai gali dar koreguotis. Jeigu nekoreguosis daugiau ir nuo dabarties, tai galbūt nebus geras ženklas, nes tai vėl kainuos pakankamai psichologiškai, manau, daug ir čia paskui jau darant prieš tai buvusias žemesnės, nors čia ir būtų viskas inside dėžėje, tai būtų pakankamai sudėtinga šičia psichologiškai iškės. Bet jeigu dabar tai kažkiek patrauktų į viršų, tada galbūt galima būtų kažkur tai, tarkim, apsidraus tokią porą ir lauktos jos korekcijos, ne? Vienas, tarkim, 0 yra, paskui yra, dabar pirminis yra 1,080, ne, ta pora pakankamai nedaug juda, jos vidutinis tas judėjimas nėra didelis, tai kol kas aš jos laukiu čia, tai yra čia, aš čia pasakysiu labai grubiai, ne, aš jos laukiu čia, jos ir laukiau čia prieš 4 mėnesius, nuo čia aš jos laukiau čia ir jau skaitykit pusė kelio mes nuėjom ir paskui vėliau aš jos laukiu ten dar toliau tos poros. Tai kiek iš to mes gausim naudos, nežinau, kol kas tai yra labai stiprus atstojus šitoj vietoj ir jeigu jis pasiteisina važiuojam į viršų, tada aš irgi bandysiu su jie važiuoti būtent į viršų, pažiūrėkit, koks čia yra tobulas veidrodis čia, šita vieta, 1, 2, 1, 2, galva, tvarkingai viskas, petys didesnis, 1, 2, 3, fibai visi, viskas šitoj poroj kol kas techniškai veikia tobulai iš tikrųjų. Tik tais visi tie, kurie žiūri mūsų video, visą laiką atsiminkit, kad aš ieškau ir žiūriu ilgąją perspektyvą, manęs nedomina 2 arba 1 diena, manęs tokie dalykai nedomina, aš dabar jau kurį laiką jau aš žiūriu tokias poras, aš žiūriu ilgąją tendenciją, mano tikslas pagauti tendenciją. Šiais metais pagauti tendencijas pakankamai sudėtinga, nes jų kol kas nėra, matot, kas darosi. Išsirinko Trumpą amerikonai, ne? Tai vien tik tais Trumpo kalbos, pažiūrėkit iš tikrųjų, kaip gali paveikti marketą. Anglijos problemos su Brexitu, amerikonų viso šito su Trumpo visais šitais pasisakymais, tai yra pakankamai sudėtingas variantas. Ir tie, kurie žiūri kartais mūsų video, jūs tikrai negalvokit, kad aš ieškau valandiniam grafike, kad čia pavažiavau 3 dienos, reiškiasi blogai nuvažiavau. Ne, aš ieškau ilgalaikių perspektyvų, man rūpi ilgalaikį perspektyvą, kad aš pagaučiau kažką ilgojo perspektyvą, kad būtų galima pastoviai iš tos poros kažką tai generuoti. Ne 2 dienas, ne 2 valandas ir ten ne kažkiek, bet kad man tą būtų galima daryti pastoviai.
Tai bent jau ilguoju laikotarpiu, ne? Dabar tikrai, manau, yra neblogų porų, yra tikrai gražių porų, gaila, kad nebuvo to non-farmo, labai keistai ir atmetė jį į kitą penktadienį, tai čia vėlgi įdomus faktas, tikrai įdomus ir pasižiūrėsim kitą penktadienį iš tikrųjų, kas bus su non-farmu ir ką tenais išpaišys mūsų savaitiniai žvakės, tai bus, manau, vėl įdomu. Viskas šiam kartui tiek, mėlyjeji, geros jums prekybos, geros jums savaitės, nepamirškit valdyti riziką. Kiekviena nuomonė yra svarbi, kiekvienas turim savo nuomonę, kiekvienas turim savo pastebėjimus ir tikrai nereikia prekiauti taip, kaip aš pasakoju, aš tiesiog išdėstau savo nuomonę, savo požiūrį, o tie, kas prekiauja kitokom strategijom, kitokiais principais, visiems be išimties linkiu tik tai sėkmės ir susimatysim kitą savaitę. Viso.